Tai visiems labas rytas. Labas rytas. Štai pasimojuokim ir pasisveikinkim su mūsų tokia nuostabia švente. Kaip tik ir gražų labai orą davė mums šitą šventę. Ir noriu pirmiausia prisistatyti. Esu Marijampolės kultūros centro Sasnavos skyriaus renginių organizatorė Loreta. Malonu. Mes tikrai labai džiaugiamės, kad jūs susidomėjote šito mūsų žygių, nes mums irgi pirmas kartas. Tai visi kartu tą pirmą kartą padarysim ir labai džiaugiamės, kad taip labai skaitlingai. Ir aš ir jūs tikriausiai laukiam įdomių istorijų apie Sasnavą. O žinot, mums jas papasakos, aš sakau, pagrindiniai mūsų šios šventės vadovai. Tai mūsų vedlė bus Aušrelė. Noriu pristatyti, yra Marijampolės Petro Kriaučiūno bibliotekos Sasnavos skyriaus bibliotekininkė Aušra. Ir noriu pristatyti mūsų gidę Romą Karčiauskienę, mokytoją ir visuomenininkę, manau, galbūt netgi pati prisistatys, kuri mums papasakos, kai kurias, ne visas, nes dar tikrai tų žygių bus istorijas. Tai ir būtinai nusifotografuosim pirmai nuotraukai turbūt. Tai prašom tada. Priglaustų šitą vėliavą. Prašom. Ir štai mūsų Zuikučio vėliava. Prašom. Suvalkijos Zuikučio. Taip. Sasnavos. Tiesiog, kaip pasižiūrim gal. Tai seniūnė, dar jūs kažką pasakykit, gerai? Mums visiems. Sveiki visi šiandien taip gražią saulėtą dieną, kad ir šiek šaltoką. Susirinkom švęsti kovo 11-ąją. Nuoširdžiai sveikinu visus ir linkiu, kad ši diena tikrai taptų įsimintina. Istorija kalba daug dalykų, apie kuriuos tikrai reikia tiek suaugusiems, tiek augančiai kartai žinoti. Sasnava taip pat turtinga gražiais istoriniais įvykiais, įdomiais istorijos puslapiuose įamžintais žmonėmis, kurie šiandien būtent vienam iš jų ir skirta ypatingai kovo 11-osios akto signatarui, gerbiamam mūsų kraštiečiui Gediminui Ilgūnui. Tai ir ši skulptūra pastatyta neatsitiktinai, tai jo gimimo 85-osiom metinėm ir jo mirties 10-osiom metinėm. Ir kaip matot, daugybė renginių, daugybė istorijos puslapių, tikrai nuo šio garbaus žmogaus įdėto triūso, jo parašytų knygų, jo kelionių. Šiandien galim visą tą istoriją išties prisiminti ir tą kelią, kurį nueisim, kad jis išliktų taip pat mūsų atmintyse ir mūsų istorijos puslapiuose. Sėkmės visiems ir nesušalkit ir gražios šventės. Ačiū. Labą dieną visiems. Tiesiog noriu paklausti, kas iš jūsų pirmą kartą Sasnavoje? Pirmą kartą. Nuvažiavę gal sykį. Šiandien esu paprašyta tokia įdomią užduotį atlikti, pabūti gidu šiam žygiui, kuris yra skirtas mūsų kraštiečiui kovo 11-osios akto signatarui Gediminui Ilgūnui atminti. Tai aš tikrai nekalbėsiu tai, ką jūs galite rasti internete, ką jūs galite rasti bibliotekose. Aš pabandysiu paeiti kelis žingsnelius į šito žmogaus vidų, pristatyti jį kaip asmenybę. Jeigu mes norėtume kalbėti apie Ilgūną, tai mums užtektų pabūti tik čia, pabūti štai tarp trijų šitų skulptūrų, kurios puošia Sasnavos centrą. Tai 2005 metais švenčiant miestelio 230
metų jubiliejų mūsų krašto tautodailininkas iš Lapiškių. taip, padarė skulptūrą prie Sasnos ir Šešupės. Mes link ten ir eisim. Gediminas Ilgūnas išleido knygą Prie Sasnos ir Šešupės. Kai Sasnavos miestelis šventė 240 metų jubiliejų, atsirado štai ta skulptūra, kurioje yra įamžinti Sasnavos miestelio įkūrimo metai. Na, gal ne įkūrimo, gal tiksliau paminėjimo pirmą kartą, aišku, įsikūrė anksčiau kaip tas kaimelis, bet pirmą kartą Sasnava paminėta 1775 metais. Ir tada, 2005 metais, kai mes šventėme, taip pat turime mūsų Gedimino Ilgūno parašytą istorinę knygą Sasnava, kraštas ir žmonės. Suolelis, ant kurio mėgdavo vakarais sėdėti Gediminas ir klausytis, kaip geležinkelio bėgiais rieda traukiniai, to garso, klausytis lakštingalų, klykavimų irgi yra. Ir štai ant tų išdroštų, kaip sakyti, gyvenimo kaladžių pagrindų stovi 16 knygų. Jis visiškai atviras, nuoširdus, jautrus, kartais pavargęs, kartais nusiminęs, nes patalpino ten 119 savo sukurtų eilėraščių. Tų knygų nėra čia todėl, kad yra tik 2 egzemplioriai. Jis pats jas surinko kompiuteriu, sumaketavo Vilniaus universiteto knygrišykloje. Tos knygelės buvo įrištos ir ant viršelio knygos yra įspausta Andriaus Pečkio pavardė. Andrius Pečkys tai yra Gedimino senelis. Šių knygų autorystę jis paskyrė jam. Knyga buvo pristatyta 2006 metų rudenį Kuncos studijoje dailininko ir iš tikrųjų tame knygos pristatyme dalyvavo daugiau žmonių, 5 nei yra pačių knygų. Tačiau visi jie buvo, kaip sakyti, suprantantys vienas kitą. Ir gal kas nors pirmą kartą išgirs istoriko, tiesiog fenomenaliai, dokumentaliai gebančio fiksuoti įvykius, faktus, eiles. Jei būčiau dievdirbys, išskaptuočiau iš tavęs angelą. Jei būčiau tapytojas, nutapyčiau iš tavęs vasaros žemę. Jei būčiau kompozitorius, sukurčiau iš tavęs giesmę. Jei būčiau skulptorius, nulipdyčiau iš tavęs moterį. Ar suprasi? Ar priglausi? Atėjusi iš 9 pragaro ratų, atskrisiu paukščiu į tavo mintis, išauksiu medžiu tavo širdyje, apibersiu tave šventosios dvasios vaisingumu. Štai kiek daug žygeivių šiandien yra, kiti ir su lazdom eina, kiti su vėliavom, sugaubę. Visa kompanija link bažnytėlės bokštų. Čia Zuikių muziejus, Zuikis, kaip aiškiai, yra Sasnavos simbolis. Vertelė, visi dabar atšvaitus turim saugiai. Štai artėjame jau prie didžios Sasnavos bažnyčios. Uždaryta. Aha.
Kokia bažnytėlė. Taip. Ir užlipę be galo apsidžiaugė, nes atsivėrė nuo varpo tokia grožybė, tokia panorama prieš akis. Bet Gediminas vis dažniau susiliejo horizontas ir matėsi tik tai tamsiai mėlyna Šunskagirės juosta. Pradžia. Štai šitoje vietoje stovėjo pati pirmoji medinės Asnavos bažnyčia. Gal kas lankėte, šiuo metu jinai visiškai tokia pati pagal išlikusius originalius brėžinius yra statyta, senoviškai pasakysiu, Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, dabar vadinasi Etnografijos muziejus. Ji yra veikianti bažnyčia, kaip pristatoma XIX amžiaus pradžios miestelio Lietuvos frakcija, apskritai koks krikščionybės kelias yra Suvalkijoje. Paskaitose buvo tikrai garsūs dėstytojai ir mūsų Kęstutis Žemaitis skaitė pranešimus ir architektai ir istorikai. O aš noriu, matot, didinėšių, bet Gedimino brolis, vyriausias iš kitos tėvų santuokos, iš pirmos santuokos, jis išvykdamas į Australiją buvo palikęs knygų. Ir tas knygas, kurios yra, kai kurios buvo prieš sovietinį prieš sovietinę valdžią, tokios kaip buvo GPU, Raudonasis siaubas GPU, Maskva be kaukės, sovietų kalėjimuose. Tos knygos buvo slepiamos kluone po malkomis ir Gediminas jas paskaitydavo, duodavo tų knygų paskaityti ir savo draugams. Štai kokia kompanija didžiulė žmonių. Sasnavos peizažas toksai va. Dirbtuvės. Sandėlis buvo kažkoks. Aš atsimenu, kai aš mokiausi čia sandėliai, tai mums buvo automobilizmas profesionalus, jo, ne, mokykloje. Namų jisai stipresnis pro tuos kampus. Gal net nebuvojuosi. Ir atminimų kažkokiu. Taip spontaniškai irgi ta mintis kilo. Vienas zuikį, kitas zuikį, paskui tas tvarumo vieno žodžio, vaikai paaugo, zuikį yra. Nes mes į pačių žuvų nenuėsim, nes yra parašyta, kad labai daug zuikių buvo tai kartą. 50.
Viskas baigta. O sakykit, čia gerai. Tai tada bendruomenės ten Nėra išlikę nei pastatų, joje visi tik yra Gedimino nuotraukose darytose. Tai tiesiog tą rūpintojėlį pagerbdami, sustokim, nusifotografuokim ir dar mažą dalėlę apie Ilgūno gyvenimą. Gyvonės lipa šaknų ir vakarais kažko taip tolima, kažko nėra lyg artimų. Tyla gyvybės smelkės, kasdienio židinio ugnis. Kokia daina, kad užsimerkia, dainuodami lyg mirdami, lyg pašaknų ten pjauna širdį, ten kvepia vandenys liūdnai. Ir dulkės vieškelių dar šiltos, tarsi sodybų pelenai. Na 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 na. Ir Marcelijus Martinaitis. Maniau, kad operacijos. Pastatas, kuriame daug metų buvo mokykla. Nuo 2003 metų, kaip įsikūrė bendruomenė, panauda atiduota bendruomeniai. Šiuo metu per pusę su kultūros centru arba daugiau pusę kultūros centru. Tėvynė mūsų Riūščiame iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės. Tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybės. Tegu saulė Lietuvos tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telys. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Taigi dabar mus pakvietė čia į Zuikių muziejų. Štai vėliava plevėsuoja, Zuikių muziejus, bendruomenės centras. Taip, bendruomenės kultūros centras. Ačiū. Miestelis taip vadinasi. Vėliavoje.
Tai va, tai vėlgi grįžtam prie Gedimino Ilgūno, mūsų kraštiečio, kuris parašė knygą. Ir šitoje knygoje jisai užsimena, kad čia keliavę kryžiuočiai, kalavijuočiai ir prūsai. Prūsai paliko mums šitą miestelio pavadinimą nuo prūsiško žodžio sasnis. Pirmiausiai upelis Sasna, o paskui ir Sasnava.